Kasgi yra tyčinis įmonės bankrotas? Teismas pripažįsta įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad bankrotas kilo dėl sąmoningai blogo įmonės valdymo ir arba sudarytų sandorių, kuriais buvo žinomai pažeidžiami kreditorių interesai. Vadinasi, užtenka vienos iš šių sąlygų, tiek sąmoningai blogo valdymo, tiek ir sandorių, kuriais yra pažeidžiami kreditorių interesai. Atkreiptinas dėmesys, kad pripažįstant bankrotą tyčiniu labai svarbu yra nustatyti įmonės nemokumo momentą. Įmonės nemokumas tai yra būtent tas momentas, kada įmonė tampa nemoki ir pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą įmonės nemokumą apibrėžia įmonės nesugebėjimas atsiskaityti su kreditoriais. Tai yra tiesiog sistemingas negalėjimas atsiskaityti, įmonės veiklos nebegalėjimas vykdyti ir tai, kad įmonės įsipareigojimai viršija įmonės turtą. Pažymėtina, kad įmonėje esant nemokiai gali būti sąmoningais veiksmais dar labiau pabloginama įmonės padėtis. Ir netgi po to, kai įmonė tapo nemoki, jeigu buvo sudaryti tam tikri sandoriai, kuriais buvo reikšmingai pabloginama kreditorių padėtis, teismas ir tuo atveju gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu. Dar įmonės bankrotą tyčiniu pripažįstant atkreipiamas dėmesys į tam tikrus veiksnius. Vienas iš jų tai yra būtent sandorių sudarimas, kuriais yra pabloginama kreditorių padėtis. Na, sakykime, įmonė parduoda savo turtą pigesnė negu rinkos verte, yra apeinami kreditorių interesai, yra, sakykime, sudaromi sandoriai, kuriais iš įmonės yra išimamos reikšmingos pinigų sumos. Antras dalykas gali būti pažeidžiamas atsiskaitimas grynaisiais ir negrinaisiais pinigais eiliškumas. Tai yra, mokėjimai yra atliekami nesilaikant eiliškumo, apeinamos yra valstybinės institucijos, ankstesni kreditoriai vykdomieji raštai ir tiesiog atsiskaitimai yra atliekami taip, kaip geriau atrodo tuometiniams įmonės vadovams. Kvalifikuojant tyčinį bankrotą taip pat atsižvelgiama ir į tai, ar veikla ir turtas nebuvo perkeltas į kitą juridinį asmenį, kuris toliau, sakykime, sėkmingai veikia, ir ar nebuvo buhalterinė apskaita tvarkoma apgaulingai ir arba aplaidžiai. Tai yra taip pat vienas iš tokių požymių, kurie gali kvalifikuoti tyčinį įmonės bankrotą. Teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu nemokumo administratoriaus, kreditoriaus pareiškimu arba savo iniciatyvą. Žinoma, tokie savo iniciatyvą atvejai nenutinka, dažniausiai į teismą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu kreipiasi nemokumo administratorius. Įmonės vadovai turėtų tikrai susirūpinti, jeigu yra reiškiamas pareiškimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, kadangi toks veiksmas gali sukelti tikrai rimtas pasekmes. Be abejo, kadangi būtent dėl tų rimtų pasekmių įrodinėjimas yra pakankamai sudėtingas tyčinio bankroto, būtina pagrįsti, kad tikrai įmonė buvo privesta prie bankroto tyčia, sąmoningai blogų valdymų, kad tai nebuvo, sakykime, eilinė verslo nesėkmė ir tiesiog nepavyko verslas, objektyvios kažkokios priežastys buvo, galbūt nesugebėjimas to verslo vykdyti. Sąmoningai blogas valdymas yra esminis tyčinio bankroto požymis ir įmonės vadovas, gindamasis nuo tokio pareikšto ieškinio, turėtų naudoti taip pat visas savo atsikirtimo priemonės, kad įrodyti, kad iš tiesų tas verslas nebuvo sąmoningai blogai valdomas, nes jeigu pripažįstamas yra bankrotas tyčiniu, apriboja teismas įmonės vadovo galimybė vadovaujančias užimti pareigas nuo 1 iki 5 metų ir taip pat nustato tą nutartimi, kuria pripažįstamas tyčinis bankrotas kaltą asmenį ir vėliau prisiteisti iš to kalto asmens žalą. Visi kreditoriai gali ženkliai lengviau, todėl kad jiems jau įrodinėjant žalos dydį nebereikia įrodinėti neteisėtų veiksmų, nes tie neteisėti veiksmai jau yra preziumuojami, nustatant bankrotą tyčiniu.
todėl galima yra tikrai didelė žala po tyčinio bankroto, žalos prisiteisimas, kas gali sukelti tikrai labai neigiamas pasekmes buvusiam įmonės vadovui. Dar kitas dalykas, kad tyčinis bankrotas taip pat gali, perduodama medžiaga yra prokuratūrai ir gali būti pripažintas bankrotas netgi nusikalstamu ir tokiu atveju yra jau taikoma baudžiamoji atsakomybė.